Labas, aš esu Neringa ir padedu žmonėms laisviau kalbėti angliškai. Šiandienos tema yra botoksas jūsų pokalbėms. Like, what? I mean, what on earth is that? You know, I've never thought I'd give a speech on Botox. Mokydamėsi periname įvairius mokymosi etapus. Iš pradžių kaupiame žodyną, paskui bandome perprasti gramatiką, sakinių struktūrą. Na ir galiausiai mums kyla klausimas, o kaip skambėti natūraliau? Nepaprastai svarbus natūralumo elementas yra žodeliai, kuriuos įterpiame į sakinius pokalbio metu. Tai vadinamieji conversation fillers. Todėl ir kalba apie pokalbio užpildus arba botoksą. Nors jie neperduoda jokios informacijos, naudodami conversation fillers, jūs a. laimite laiko, minčiai suregzti, b. skambate natūraliau ir c. pabrėžite tai, ką tuoj pasakysite. Basically, that's it. Basically, tarnauja kaip apibendrinimas to, kas išsakyta anksčiau. I mean, there's a lot more to discover about conversation fillers. I mean, yra tarsi tiltas, jis padeda pereiti nuo vienos minties prie kitos. There are certain rules about their usage, you know. You know, žinai atitikmuo. Like, there is a lot more to discover about conversation fillers. Like yra tam tikras, ta prasme, atitikmuo. Taigi, įsidėmėkite šį ketvirtą. Basically, like, I mean, you know. Na, žinoma, jų yra ir daugiau. Klausykitės, kaip kalba native speakers, stebėkite, ką jie sako ir taikykite tai savo pokalbiuose. Pamatysite, netrukus pradėsite skambėti visiškai natūraliai. Sėkmės ir iki!